Sveiki, čia aš Baltoji lapė, šis tarot kortų skaitimas yra bendras, dėl privataus tarot kortų skaitimo rašykite man į Messengerį, privačia žinute, tenais pabendrausime daugiau. Šiandieną gavau temos užklausą vidinę ramybę. Iš tikrųjų pagalvos, kodėl aš anksčiau nepagalvojau tokią temą padaryti, nes iš tikrųjų tai yra taip pat labai svarbi tema dvasiniam augimui ir ugdymui, tai vidinė ramybė. Bet šiandieną padarysim. Ačiū, kas manęs paprašėte tos temos, nes tai tikrai yra aktualu tikriausiai visiems. Labai gera tema. Taigi pasižiūrėkim, kas trukdo jūsų vidiniai ramybei, kas neleidžia jums pasijausti ramiems. Kodėl jūs esate neramus, kodėl jūsų vidinė ramybė sutrikdyta. Kas trukdo Tai žmogus, kuris jūs paliko. Tai žmogus, kuris jūs paliko, arba galbūt jūs apleido ir jaučiatės vienišas. Taip, su šiuo žmogumi jūs kažką gyvenime vykite. Bet jis jūs paliko. Matot? Kvailys. Šis žmogus kvailys. Visata irgi moka pajuokauti. Šitas žmogus jis paliko. Tai va taip ir vadinkim. Kvailiu. Kvailys jūs paliko, jūs kartu kažką gyvenime veikėt. Galbūt keliavot, kažkokie bendri tikslai buvo. Nu ir ką tas, apie patį kvailį, ką jis. O šitas kvailys buvo materialus žmogus, materialus labai. Matot, pinigą apsikabinęs. Va čia. Lazdelė irgi matot, vat su auksu žiba, lapas irgi auksinis. Simbolizuotų šeimą, bet šeima kas jam yra? Uždarbis, pinigai, nauda. Nieko gero apie tokį žmogų. Kvailys, kuris galvoja apie pinigus. Ir šis žmogus vis dar su jumis. Nes šis žmogus tikrai yra išėjęs, tai čia galbūt buvęs partneris, nes išėjęs tikrai, vat, matot, čia vat, vienišas išėjo, kvailys pasuko savais keliais. Taip, šis žmogus jis yra palikęs. Taip, bet susirinko viską. O jūs va paliko ten už nugaros. Kažkam iš jūsų kažkas vat kliuvo. Kardas simbolizuoja žaizdą šiuo atveju. Sužeidė jūs ir paliko už nugaros.
Tačiau pas jūs ateina arba jau yra naujas partneris su jausmų taure. Su jausmų taure, jausmingas vyrukas. Jausmingas vyrukas. Jis yra tam, kad pakeistų jūsų gyvenimą. Taip, kad pakeistų, kad įvyktų jūsų gyvenime transformacija. Kas čia? Aha. Kad atneštų. Labai gerai. Sako, jūsų vidinė ramybė, yra sugniuždęs tas kvailys. Atsako, šitas naujas vyriškis arba atėjęs pas jūs, jau esat santykiuose, sako, šis žmogus yra tam, kad pasikeistų jūsų gyvenimas, pasikeistų vidinis pasaulis, kad ateitų sėkmė, jūsų laukia šeima. Jis atėjo parodyti, ką reiškia jaustis tikroje šeimoje, ką reiškia ta tikroji šeima. Atsinaujinimas, pasižiūrėkit, kokios geros kortos. Siaubas. Atsinaujinimas, resursai, vidiniai, tiek išoriniai. Tūzas, labai gerai. Šeima, tiesiog, wow, tiesiog. Tai ten buvo karminis partneris, čia jūsų sielos dvynių istorija, taip, sielos dvynių istorija. Pereinam traumas, išmokstam, išdirbam šešėlinę pusę. Kodėl jūs taip jaučiatės, o dabar blogai? Todėl, kad parodysiu, kas buvo. Tam, kad pasikeistumėt, ateitumėte visą tai, ką rodžiau, ką dabar numečiau. Transformacija yra skausminga, transformacija yra bokšto, tai labai skausmingo korta, kurią tenka perėti, bet pasižiūrėkit, kas jūsų laukia. Kas jūsų laukia? Sėkmė, atsinaujinimas. Tikra šeima, laimė. Čia nežinau, kvepia kažkam vestuvėmis, gal vaikelio gimimu, nežinau, bendro būsto pirkimu. Susijungimas su aukščiausioje žinios. Klausykit. Smagu. Sako, šis vyrukas yra už tiesą, jis pilna jausmų taure, pas jūs ateina. Tai imperatorius, taip pats imperatorius pas jūs apsilankė. Sėkmingas ir jūsų gyvenimą atneša sėkmę, gyvenimo pasikeitimas. Pasisuks jūsų gyvenimas. Viskas tik į teigiamą eina. Smagu žiūrėti. Tai ar verta šitaip save kankinti dėl kvailio? Ai, gerai, čia visata pajuokavo su mumis kvailiais. Taip. Jūs atversit savo jausmus. Perėsit moteriškas energijas. Ilgą laiką galbūt buvote vyriško energija, taip, vyriško energija šaltumas. Buvot šalta kaip ledas, kas nors ne taip su to kirviu visiems kapojot galvas, o dabar jūs pereinate į moteriškas energijas, kai spinduliuojate meilę, žavesiu. Moteriška energija taip pat yra seksualumas. Mes nekalbam apie lovos reikalus ir taip toliau. Seksualumas tai yra moteriškos energijos pagrindas vienas iš tų. Tai reiškia, kai moteris, kas yra seksualumas, kai moteris spinduliuoja žavesiu, šypsosi, yra laiminga, švytinti, rūpestinga. Tai kalbam apie tai. Pereinate moteriškas energijas.
atsiveria jausmai. Išmoksite. Ką čia išmoksite? Taip, sielos dvynių istorija. Tiesa, išmoksite priimti. Priimti išorę ir vidų. Išorę ir vidų pradėsite gyti. Tikriausiai gys jūsų vidus ir išorė. Priimsite save, priimsite išorę, kas vyksta. Priimsite viską su meile. Kaip sakoma, karminis partneris buvo. Kaip mes tokiam žmonėm, kaip mes priimam su meile. Kai mes priimam pamoką su meile, tada mūsų energija nebenuteka. Kuo ilgiau nervuojamės aplink tam tikrą žmogų, mūsų gera energija nuteka tenais pas tą žmogų. Reikia vengti tokių energijos nutekėjimų, nes po to patiems gyvenime būna sunkiau vengti energijos nutekėjimų. Jeigu bus įdomu, komentuokit, papasakosiu plačiau, kaip kas veikia, kaip nuteka ir ką daryti. Taigi venkit neigiamų emocijų aplink žmonės, kurie atėjo mus pamokyti tam tikrų pamokų. Tiesiog pasakom, ačiū, viso gero. Tokiem žmonėm, kai mes jau mūsų energija nebenuteka, tada visa ta gali įsikišti ir tada pareina tokiam žmonėm karma. Bet karma negali ateiti tol, kol mūsų energija yra dar tenais. Neleiskim savo energijai gerai nubėgti ten, kur nereikia. Tai vat, sako, priimkit save toks, koks esate. Sako, jūs esate tobulas. Mes kiekvienas esame tobulas. Tam, kad ateitumėt imperatorės energijas, vyrukai, verskite save imperatoriaus energijas. Tam, kad sustiprėtumėt. Kodėl jūs visą tai patiriat? Ką ir iš kortų, vat. Oi, atsiprašau, pamatome. Jūsų energija nuteka. O kai jūsų energija nuteka, reiškiasi, vėl atsistatyti vidinį energiją yra sunku. Kadangi mes siunčiame neigiamus kažkokius jausmus, galvojame, mąstome, nuteka tam žmogui. Mes galvodami neigiamai apie tą žmogų, mes galvojam, kad mes kažką blogo nusiusim, ar ne? Ne, iš tikrųjų nuteka mūsų energija. Mūsų gera energija, apskritai mūsų energija nuteka tam žmogui. Mes tai padedam tam žmogui, žinokite, jūs atiduodat savo energiją kažkokiam žmogui. Tai dabar sako, jūs ir jaučiatės todėl blogai, nes pas jūs yra energijos stygius, jūsų energija nuteka kažkur. Nutekėjimas įvyksta. Tai ką ir moko, sako, pradėkit gyti, pas jūs ateina arba jau yra imperatorius, pats imperatorius. Priminsiu, kas yra imperatorius. Emociškai inteligentiškas. Ką reiškia emociškai inteligentiškas, tai turintis vertybės, žinantis, kaip elgtis su antra pusė. Tai žmogus gausoje, žmogus, kuris turi supratimą, kuris turi kažkokį jau susijungimą su aukščiausioju aš, gal ir to nesuvokia, bet jis jau komunikuoja ir turi supratimą. Tokie žmonės galit pamatyti, kad iš jų mąstymo matosi, kad yra susijungę jau su savo aukščiausioju aš, nes pas juos yra žinios atėjusios, suvokimas, kad visi tie dalykai svarbus slypi viduje. Viskas prasideda nuo vidaus ir tada keičiasi tik išorė. Tokie žmonės dažniausiai nebūna labai materialūs. Pas juos yra balansas tarp materialumo ir vidinio pasaulio. Jie suvokia, kad vidinis pasaulis yra svarbesnis už išorinį. Tai reiškia, kad koks yra mūsų vidinis pasaulis, toks dažniausiai būna ir išorinis. Aišku, mes
sunki skaudi tiesa suvirškinti, bet kai mūsų viduje yra disbalansas, pasirodo visos traumos, visa ta šešėlinė pusė persikelia į išorę. Mes automatiškai traukiame žmonės, kurie galbūt blogai su mumis elgiasi, atspindi traumas, kurias esam patyrę. Tai tarkim, kažką galbūt nesat išgėję iš traumos dėl galbūt mušdavo vaikystėje, ar ne? Tai va dabar traukiam partnerius, kurie muša mumis. Arba gali būti taip, vidinės mūsų silpnybės atspindi, va, pavyzdžiui, nesam pasitikinti savimi, bijome už save pastovėti, traukiam tokius partnerius, kurie blogai su mumis elgiasi tam, kad išsiugdytume tą vidinę stiprybę. Kaip ir minėjau, viskas žemėje va čia vyksta nebe reikalo. Mes kaip sielos esame pasirašę kontraktą tėčiai žemė, kad įvykdyti tam tikras misijas, išmokti tam tikras pamokas, įgyti tam tikras žinias. Tai viskas vyksta žemėje nebe reikalo. Aišku, man yra sunku, man pačiai buvo irgi labai sunku viską pereiti, kai į tai žiūri, kad aukos pozicijoje. Kai žiūri tai kaip iš aukos pozicijos, visada bus labai skausminga, labai skausminga. Bet jeigu tai žiūrėsime kaip į pamoką, tai nesakau, kad nebebus skausminga, tai bus šiek tiek lengviau. Šiek tiek lengviau, nes tada mes jau pradedame žiūrėti kitaip. Mūsų mąstymas eina kita kryptimi, žiūrime. Aha, kokią traumą čia, kokią vidinę silpnybę mano atspindi šitą situaciją. Ką aš turėčiau išmokti. Pamastome visą tai. Ir tie, kas esate su karminiais partneriais, tai aš neginu šių blogų žmonių, tiesiog sakau, kad tie, kas esate su karminiais partneriais arba buvote, tie žmonės nepasikeičia, tie žmonės nesikeičia, nes jie yra atėję į gyvenimą tam, kad, kaip sakoma, sutrigerinti. Lietuviškai, kaip čia pasakyti dabar, sudirginti jūsų vidinės traumas, blokus, kurie yra pas jumis, tam, kad jūs pradėtumėt keistis, kad jūs galėtumėt tus blokus iš savęs išmesti ir į jūsų vidų galėtų ateiti teigiamą energiją. Tokie karminiai, todėl jie ir vadinasi karminiai partneriai, todėl, kad jie nepasikeičia, jie yra tam, kad sudirgintų tai, ką mes tampomės ir velkamės iš praeitų santykių ir apskritai, kas yra jau pasenę, mes jau per ilgai tampomės, reikia išmesti. Bet jeigu mes neišmetame, mes galime pritraukti kitą karminį partnerį, kuris taip pat dirgins. Bet šiuo atveju, ką pastebėjau, čia yra sielos dvynių istorija. Sielos dvynių istorija yra tokia, kad jie pašviečia savo tamsesias, šviesesias pusės ir kartu gyja. Kuom tai skiriasi nuo karminio partnerio? Tuom, kad dažniausiai sielos dvyniai išlieka ir vienas kitam padeda augti, tobulėti, pasiekti tą imperatorės energijas. Dažniausiai kažkuris vienas iš jų būna jau pasiekęs tą energiją, todėl kitas turi prisivyti, turi pakilti iki tokio pat lygio. Bet aišku, mes būna ir atveju, kaip ir minėjau, kad sielos dvyniai išsiskiria, bet jie nors ir išsiskiria, tačiau jie kažkiek laiko susitinka. Po metų ar dviejų jie visiems susitiks, jie visiems susijungs, nes jų likimas yra susijungti, nes jie sielos dvyniai būna ir aišku, mes atveju, kada sielos dvyniai šiame pasaulyje, šiame gyvenime būtent nesusijungia. Kitame gyvenime tik susijungs galbūt. Bet yra tokiu atveju, bet labai reta. Šiuo atveju, ką matau, kaip rodžiau, jūs šiame gyvenime susijungsite. Ir jis jums padės ateiti į imperatoriaus
energijas, vyrukai virskite save imperatoriaus energijas, padės moteris, o moteris, kur žiūrit, padės jums pasiekti imperatorės energijas. Abudu gyjate, abudu dirbate su šešėlinėmis pusėmis. Transformacija, tai kuri čia buvo korta, tai visos transformacija susidaro, krenta situacijos, kurios, aišku, mes galbūt skaudžios būna. Sielos dvynių istorija būna kartais skaudoka, nes reikia pereiti tą transformaciją. Pereiti transformaciją, o transformacija visada būna pas sielos dvynius, nes mes turime išgyti, kad pasiekti tam tikrą lygį, išdirbti savo traumą šešėlinę pusę, tai transformacija visada bus, visada. Neišsigaskit transformacijos, tai nereiškia, kad jūs įsiskirsit ir taip toliau. Transformacija yra tam, kad tiek jūs, tiek jūsų sielos dvynys pašalintumėte tai, kas jau nebetarnauja, visas traumas, visą tą šešėlinę blogąją pusę, visas tas neigiamas energijas blokus pašalinti tam, kad ateitų gera energija, kad galėtumėt susijungti ir kaip tam buvo korta, šeima, gausa ir visi tie dalykai. Taigi, šiandieną tiek. Dirbkite su savimi, neleiskit nutekinėtis, nubėgti savo energijai pas kvailį. Taigi, sėkmės jums ir siūlykite temas, komentuokit, rašykit, su kuo rezonavo, būkite aktyvus, nebijokit, siūlykite temas, kad galėčiau jums padėti. Taip pat primenu, kas neišgalite nusipirkti taro kortų skaitimo, galite žiūrėti šiuos bendrus taro kortų skaitimus. Siūlykite temas bendras. Stebėkit. Bet jeigu negalite siūlyti tokių temų, kur būtų jau asmeninės, nes už asmeninės temas jau imu mokestį, nes tai yra asmeninis darbas su jumis. Galite siūlyti bendras temas, kaip kad ši, kuri neapibrėžia jokios asmens, nėra tikslios situacijos, ši tema tinkama visiems. Tai tiek. Kainoraštis yra mano ant sienos, postas su raganaitė, tenais galite pamatyti laikas ir kaina, kaip kas. Ir ačiū, kad buvote su manimi ir iki kitų kartų.